Įsivaizduoji. Jeigu dieną būna 25, tai nereiškia, kad naktį bus šilta. Buvo 10 šilumos, mūsų miegmaišį nupirkti taip, kad atlaikytų 20 šilumą. Buvo parašyti ant miegmaišį. Tai visą naktį toks Pridrėko vidų ten, drėgna, šlapia. Reiktų iš kur palauk, kol išdžiūtų, bet šiek nesame laukžnai. Tai galvoju, greit susipakuojam viską, pavažiuojam kokį valandą laiką, kol saulutė pilnai pakils. Kada bus šilta, tada išlysim kaip driežai, žinai, ant akmens. Ir galėsim, nežinau, kavudės atsigert, dar kažko atsigert, žinai. Kodėl surti? Eik tu, mat. Kaip padaryt maštą? Nu nežinau, ta prasme. Per bagažinę lyst. Rimtai tu? O tos raktelis nėra atrakins? Kitas raktelis. O to tas kad normalus? Irgi ne. Čia yra kitas raktelis, šiandienas raktelis pirktas. Netinka. Eik tu, tu durnas. O buvo tu toks bairis kada? Nebuvo. Nu kaip, gal ir buvo, bet nebuvo taip ilgai. Būdavo, kad netrakinė 10 sekundžių. Kaip taip gali būt? Negi sušalo poltelį. Man baisa, kad nebūtų immobilizeris, žinai, atsikodavęs. Kaip taip įmanom? Nu, man tai buvo audinį. Yra kitas užkoduotas. Yra kitas raktelis viduje. Vidui. O tai gerai, pro bagažinį įlysime kažkaip į vidų? Išdaužyti nebegalima išspardyti. Neišeis įlys, nes tai yra sėdynė, ne? Tada atsidarysi bagažinę, pažiūrėsi, ar šiam lemputės dega gal akumas, tada bus aišku, veikia ar neveikia. Na, labai visai gerai variantas jau. Bagažinės veikia. O nieks nedega? Niekas nedega? Sakai, akumas? Ne, nežinau, ar degdavo. Reiks pažiūrėti medžiagą vakar, kai dėjom daiktus. Mėginam lysti į vidų, bet mes į vidų įlysimės atsarkintis mašiną, ne? Jo, bet čia su darbo lyst. Reikia atsukti sėdynę. Iš vidaus atsisuka. Gal tos malkės užsikrovė, man užspaudė pliusus, minusų. Gal ant šalčio buvo ir pultelis pasakė bye, žinai. Gal rimtai akumas, kaip akumas galėjo išsėti? Nesuprantu, vakar nebuvo gerai. Šitą miestelį trasim akumuliatorių vaikį, žinai. Atsinešim. Gal susitaks. Reikia atidengti čia akumuliatorių pažiūrėti. Tas malkas išjums, kai aš šitas pridėjau. Mama kažkaip padarėt, be raktelį vadėtų mašiną užsirakinti apskaitai. Tai įmanoma, bet reikia čia spinelę jums atiduoti, kad jie padarytų tą kopį. Nu, paliesiu dažų. Ne, tai akumas jau čia visas gerai su juo. Užkontaktuot, pažiūrėt, ar kivirkščiuoja, nes kiek, ne? Kivirkščiuoja, gerai čia viskas. O, saugiklis sudegino. Bet turbūt išsikrovęs akumuliatorius kivirkščiuoti. Kas per nesąmonę, mėginam langą dabar daryti. Tai mama sakė atstumt langą pačion. Ne, neleis iš varikliuko, žinai. Manau, kad pėdinsim, žinok, Kiek čia kilometrų? Mūsų mašina buvo važiuoti 2 minučių buvo. Tai valandą tikrai pėdinsim. Kas bus, kai ateisim, vis tiek nevyks? Reikia biškai bagažinę išspardyti, pamėginti lysti į vidų. Tai bus tie varžtai užsukti tavo tą. Bet gal išlaušim. Pasivaikščiosim mano ryto labai sveik. Iki centro ten, kur vakar buvom 2 valandas kelio, bet gal markete arčiau atrasim. Va, tai pasivaikščiosim normaliai. Tam va, nesmagiai. Rytas prasidėjo. Šiandien turėjom 500 km naučių. Žiūrėjau, galvoju tokį planą. Tiesiog nusipirkti tą batareiką, atvažiuoti čia, pažiūrėti ar veikia. Jeigu neveikia, su taksi grįžti vėl į miestą. Tada susirasti mechanikus. Mechanikai galimai paimti tralą. Mūsų tralą nuvežti prie mašinos, paimti mašiną ir ją pas save pastarkyti. Bet reikia dar ir ATM susirasti, kuris veiktų su pip, kad reikia nusumti kešą, nes mūsų visas kešas yra mašina. Kilometrą 600, ne?
Baterį? Nu? Kur? Ten? Ok. Baterį? Baterį. Sifi. Okay. Sifi. Thank you, merci. Noriu čia žmonės mums padėti, bet neturi iš ko jie padėti. Niekas neturi batareikų tokių. Gal baterį? Varom toliau tada. Planas eiti iki to prekybcentrio, kur vakar buvom. Dafiga ten gal, žinau, būt Miša gal 10 km, bet nieko negalim padaryti. Nes čia, žiūrėk, kad ir turės batareiką, aš kai matau, neturės skaitytuvo kartelės. Tai reiškia, kad neatiduos už dyką, nemanau, kad atiduos. Nebent ten maldausi, žinai, atsiklaups. 10 minutes, 33 seconds per kilometer. 6 km, maraponiu. Nueisim į exchange turbūt ir nusipirksim pinigų. Į bankomatą tai kortelės mes neturim kaip įdėti. Nebent bankomatas bus, kur pip gali, žinai. Jo. Bet gal čia mums tik tai leidžia tai daryti mūsų bankai Lietuvoj. Užtis sakys įdėk fizinę kortelę. Labiausiai mane jau, kai yra mašina palikti miške, kur ten gali bet kas ateit, bet kada, žinai. Ir mano kuprinė padėta, nu kaip vaizdžiai padėta, žinai. Ten aišku prie pedalo labiau nukišta. Viduj pasai mūsų, pinigai pochui, bet pasai. Tai jeigu bus geras žmogus, pavogs tik tai pinigus. Ir mes dabar negalim dar sustoti prašyti, kad kažkas pavežtų. Visur kešą jų. Niekas už dyką neveš. O kaip kaime. Ačiū labai žaidžiu. Nepavyko. Nepavyko. Taip veikia tie bankomatai. Baterį? Nu. Ok. Elektronikas partuvių neturi baterijos. Kas čia per nesąmonę? Kaip tik sugalvota, kad galėjo neturėti baterių. Varėme į prekybcentrį, kur vakar buvom, čia turbūt viską gausim. Bet dar nedirba, dabar reikia dar palaukti. Mes kažkaip šiandien labai ankstyvo, tai žiūrėk, atėjom 9 km. Neturi būtent tokių batarkių, kokių mums reikia. Gal kažkaip vis tiek gal veiktų. Originaliai einam, atrodo, 2.0, jeigu neklystu, 2.025 iš tikrųjų originaliai eina. Neradau tiesiog mažesnį pas mamą troškūnos darbę, bet dar storesnį. Matai, dėl to išsipūtęs, jis neužstyda gerai. Nu, žirklutės nusipirka, kramtomas gumos dantų valymai, kolas, vandeniuką ir bandelių. Visiškai neįgalus tapo. Kas būtų, jeigu elektra dingtų, va tavo atsakymas, kas būtų. Metri pinigų ir pasibaigia tavo gyvenimą. Google Maps vedam į servisą, pagalbos prašysim, maldausim. Net nei pinigų negalim, nusim pinigų. Čia yra problema didžiausia. Mes sakysim, money is no problem for us. Just open the door. Nuėjom pas German Auto. Anglų kalbą nekalbėjo visiškai, bet išėjęs kalbėti gestas, kad mūsų mašina yra užstrigus. Tada per vertėją susikalbėjom, kad mums gali padėti už 4-5 km atstumo žmogus. Dabar einam į tą vietą. Davė kontaktus, jie susiskambino, pakalbėjo, sakė, patvarkytų kažką. Sakė, tiesiog ateik. Jeigu būčiau kuprinę išsiėmęs iš mašinos ir turėjęs pasus, kortelės, visas pas savį, man nei kiek nerūpėtų, kad čia kažkas atsitiko su mašina. Bet aš negaliu gyventi su mintim, kai man ten visi yra. Nežinau, ar ateisiu, ar aš jas rasiu, žinai. $200 jau ką ten dar guli. Ant akių padėt, nesgi mesgi money is no problem for us. Mane labiausiai biesina ta nežinomybė. Eik tu savo, karšta jau daras. Man jau kelnes biškai žinok prišuto. Vakar sakiau, kai būna daug džiaugsmo, ryte būna daug ašarų. Lekituoji iš vakarą, liūdėsi ryte. Kiek nuėjom? Netoli Tvacono klub. Mercedes? Mechanic? Hassan. Hassan, yes. Come on. I can speak English. They spoke before. He's speaking with me. You're speaking with me. He's speaking with me. Friday is a special day for Muslim. Maximum 1 hour, maximum, we will close the shop. And we will reopen at the 15-30 minutes. What's the problem exactly? We can't open the car. Where is the car? In the forest. In the forest. 15 kilometers 50 away. kilometers. We walk here. We have no money, nothing. Everything's a car. The car is too far. I thought that is near me 100 meters or like this. No, I think so. Where exactly where? In the forest. Galvoju, taip darom. Nu, pasikeitėm batarkę. Važiuojam, pamėginsim
atrakinti, neatsirakina, mušam langą tiesiog, žinai. Daug langą, sukurti, pažiūrėti miestą, sudėti langą. Jeigu neužsikuria mašinas, nesaugumas įsikrovęs pagrindinis. Parašysim žmogui, gal atveš akumuliatorių. Buvom pradinį supirkam biškį cukraus ir vandens. Kojas jau pavarga, nemalos. Parašiau German Auto, kad gal kažkaip padėtumėt. Sakau, money is no problem for us, guys. Atsintė voice, kad aš tau padėsiu, jeigu parodysiu, kur yra locationas mašinas. Tai parašiau, kad už 2 valandų locationą parodysiu, nes mums 2 valandas, sak, eiti reikia iki jo. Tai dabar jau tikrai turim eiti, nes dabar nueisim, jeigu mums neatsidarės niekas, mes tiesiog sėdėsim ir lauksim. Nedaužysim langų turbūt. Sak, lauksim. Galimai vėl miegosim toj pačiai vietoj, žinai. Maistą ten turim, vandens biškį yra, tikrai pataupysim vandenį. Kokius konservus pakaposim su visai. Problemą dar vieną turim, kad man ta koja atsisako, jau gal 5 kartus užkliuvo ant bortelės, nebegali pakelti kairės kojos, meniskas skauda, ar ką ten keli viduj. Viską būtų išsprendę kešo turėjimas. Visą laiką kuprinę pasimnu su savim, va tokiais atvejais, kad taip, ai, geriau, prie savęs turėsiu apdrų kažkas, žinai, bet tuo kartą, tegul būna mašinai. Nu, čia ranką bus šakė, žinau. Tai užsidėsim džemperis. Dabar virš 2 šilumos yra, bet kaitina kaip turi būti. Kažkaip nueisim. Dar 5,5 km. Mantas montuoja, Vaidas vaidina. Vaidas visai sveikina. Man, aš laiką. Kaimas išmokinas, visus sveikins. Labą dieną. Sveiki. Tai mes 6 atsikėlėm, po 6:05 pasitikrinam, ar mašina veikia, supratom, kad neveikia. Dabar yra 2 valandos dienos. Tai mes 8 valandas. Va šitaip 8 valandas vaikštam. Per karštį, be pinigų. Realiai manęs prašė Nigerijos pilietis pinigų ir matau, jis turi 1 dirhamą. Sausenį, tu dabar turtingesnis už mane negu aš. Parduotuvė, kur mes galime nusipirkti vandens, yra beveik 5 km nuo šitos vietos. 5-6 km. Galėtų kažkur kitur, nes tų krautų čia milijonas yra. Bet niekur nepriima kortelį. Sako, tiesiog, ne, eik į centrą. Ten, sako, į tą didžiulį pastatą. Bet mes radom ne tik ten centrą, žinai. Radom ir arčiau, kai ėjom į šitą pusę. Dabar einu su mintim ir žinosi tik tai už 3 minučių ir pasai mūsų vietą. Ir jeigu nieks neišdaužyta, tada aš nusiraminu. Tada mes parodysim, kaip reikėtų šitą užtlangą. Ne, pirmą parašysim žmogui, gal atvažiuos mūsų paim. Mersas ir Afrikai Mersas. Tai gerai, kad dar bent jau variklis net 2,7. Tas, tai sako, bėdų maišas. Kol kas priekinis stiklai matau sveiki iš tos pusės. Nerakink, iš toli prieinam normaliai ir paspaudžiam. Šventas Petrui padėk, prašau. Nežinau, kol kas priekinį lankai sveiki. Nu tas labai toksai. Labai skaidrus jie. Skaidrus, ne? Eik, tu tai skaidrus, man. Ačiū Dievui, ta pusė gera. Prašau. Eik, tu gerai. Neišvokta, reiškia, pinigai dar mūsų. Raktelį. Neveikia. Eik, tu Akumas, ne? Akumas. Viskas rašom tam žmogui. Jo. Neatsirakina mašiną, tai parašiau žmogui, kuris sakė, galbūt padės, tai laukiam dabar, kol atsirašys, paskambinau jam, paskui patikrinti žinutės. Jis sako, gal atvažiuos, gali būt, kad ir baterija numirus, bet tai kaip jie galėjo išsirupt, žinai, per naktį, jeigu visiškai tvarkoj viskas buvo. Blogiausiu atveju tiesiog langą išsikulam. Kurį langą kalt? Ta mažiuką nesąmonės labai brangus ir pato sunku pakeisti, bet jeigu jį išsimušus, ar įdomu, ar mes atrakintume duris, žinai, irgi klausimas. Neprieitume iki priekinių durų. Reikia vairuoti, bet ne. Bet čia ir būtų prikolas, išmušė, ar nesiek nepasakė, tu dar vieną langą išmušė. Tu jam parašai, kad money is no problem. Rašiau, money is no problem. السلام عليكم. سناني واحد Va, išsiversim per translate. السلام عليكم. سناني واحد نص ساعة يحلموا البياس وغادي نجاوبك.
خليني أجاوبك على هذاك الشيء اللي صيفطتي لي كامل. Tai reiškia, duok man 1,5 valandos ir aš atsakysiu į tai, ką man siuntei. Prašiau, kad mes laukiame ir tikrai dosniai atsilyginsime. Prašau, pradėk man, sakau, mes mokėsim kiek norės. Atsiuntė baterijos nuotrauką, kurią aš nusinčiau prieš tai, kuri kaip manto. Tai reiškia, kad 2800 dirhamų, tai čia 200 eurų. I didn't know you were so far away. Maybe you're lost in the woods. So I have some work to do. I'll finish it and I'll come to you. Gal ir padės, gal ir akumuliatorius, gal. O jeigu ne akumuliatorius, ką tas žmogus darys? Išėjo Vaidas laukti vairuotoją prie kelio. Aš daboju mašiną. Jeigu aš atjungčiau akumą ir pajungčiau tą patį. Davai, čia pripelyja. Atrakinau, Vaidai. Bet buvau biškį atjungęs akumą ir vėl pajungiau. Kokia gėda. Nežinau, ar įmontuosi šitą vietą. Jau čia reiks apgaut, kad mes čia laukiam ir sutvarkė mechanikas. Kodėl? Jau galia neveiktų akumas bent jau. Kažkas buvo užsibūginę, negali būti. Iškart reikėjo atjungti laidus, pasižiūrėti, nereikėjo vaikščioti 8 valandas pirmyn atgal. Dabar kaip durnelį. Atsargiai pasilikim tą akumuliatorių. We came back to the car, unplugged the battery, wait 10 minutes and it's working. In Maidancina. Yes. Tai tu man pasidaryti durų kelias? Jo. Tai abu veikia? Yes. No problem. Yeah, vacuum is bad sometimes. Small battery. Ah oui. Atsikabina. Et les batteries. To your friend? Ouais. Location? Ah. Tai varom pasikeisim bateriją. No, good, yes. Mes lokaciją važiuosim su juo nusipirkti mini bateriją. Nu, susitvarkysim pilnai mašiną. Tvarkysim gal varyti Lietuvą. Atgal? Lietuvai parduoti. Allez. Ciao, ciao. Thank you very much. Thank you. Sorry for your time. Viskas veikia, viskas šit tvarkoja su tą mašiną, ko išparant. Čia feilas, kad mes ryte nepatikrinom akumuliatorių, nuėjom į klėmo, ne? Dar kažką norėjom daryti. Ai, pasižiūrėjom tiesiog, ar tinka galvutė, jeigu reikės nuimti. Many battery vient in garage. Germany auto. Nežinau, man čia yra gėda visų pirma. Pirmą dalyką nepadarėm, tiesiog nenusijėm klėmą. Bet pultelis neveikia, nu tai ką padarysi, žinai. Pultelis neveikia. Mums baterijai kas reikėjo. Suvaikšti būtume pirmyn atgal vis tiek taip pat suvaikščiai. Tik tai nebūtų reikėjo išsikviesti ilgai laukti 3 valandų, 4 valandų mechanikų. Esmė tame, kad jisai sakė, aš nevažiuosiu, nes man sako šalam, tam tie visi musulmoniški dalykai, su kuo aš tau duosiu daugiau negu tu nori. Ir jis toksai, okei. Malkų neįmu, man čia gal buvo blogas pranašas. Gal rasiu, iš kur reikės. Kažkiek čia ir mūsų feilas, žinai. Ne, gerai, nu viską tvarkojam. Važiuojam, susitvarkėm, problemas visas, mažiau buvo negu tikėtasi, tiesiog pultelis buvo išsikrovęs arba atsijungęs, žinau. Bet esmė tame, kad klėmą sugalvojom nuimti tada, kai jau buvo kokie 500 metrų, kai atvažiavo žmogus. Ten visą dieną dėl mūsų aukojo, kad atvažiuotų, ten dar kažką, žinai.
Jo, atvažiavo pasiėmė štukę dirhamų. Mes eidami čia susitarinėjom, kad mums reikia akumuliatoriaus, jeigu neveiks mūsų mygtukas. Ir mes atėjom ir neveikia, nors mes iš karto, kad netemt laiko, iš karto 2 frontais dirbam, žinai. Rašom, kad mums reikia akumuliatorius, nes vis dėlto niekas čia neveikia. Gerai, mums čia tragedijos nėra, $100, jums bus vien jau įdomu, žinai, pažiūrėti, kaip iš mažos problemos pasidaro didesnė problema, kurios po to nebėra problemas, bet už tą problemą susimokam. Aš Opeliu fanas, man Opelį, Volkswagenai, aš ten suprantu, kai dar, kas čia vyksta. Mercedes nesuprantu. Nu, gal gerai tuo, kad bagažiniai akumas. O jeigu pakapoptų buvis, tas tai pagrindinį, ką darysi. Kaip tada tai daryti? Pagalvoji šitą dalyką ar nepagalvoji? Gerai, nesugalvom, blėt, su kirvio langą išmušna. Bam, turi. Važiuojam. Pagaliau savo driverį turim. Nežinau, važiuojam turbūt akumuliatorius. Can we new, brand new? Давай, pasikeičiam, ne? Važiavam, pakeis mum akumuliatorių. Yeah, 1200. Okay. I will come tomorrow, okay? Aha, okay, bye. Rytoj atvažiuosim, pasikeisim batkę. Tai manau, kad gal ieškam čia viešbučio, ne? Išsakė štukę 200 kainuos dirhamų. Nu, nieko nepakeis. Turėsim tvarkingesnį mašiną. Nu, viskas čia veikia. Tai susitarėm, kad rytoj ryte mums bus baterija. Atvažiuosim čia, pasikeisim. Ir visai gal yra gerai, dabar žinosim, žiūrėk. Pasiėm žinais viešbutį, mes viešbutį kitokį ponai prabūsim, man tas sumontos video, linksmąją dalį. Čia linksmoji, tai čia bus 4. video, man atrodo, ne? Ir jūs kol žiūrėsit 4. epizodą ir mes jau kovosim. Jūs net nežinotis, kokią liūdną mūsų dienelę nusimato. Žiūrėk, ką darau. Aš varau jau čimak. Varyk, po to galėsi kojas išties. Jo, nes dabar atsisėsiu, aš jau nebeįdėsiu. Varau, užpirksiu operatoriui maistą. Tu tai nemontuos? Man kompleksą paimk su bulvytėm. Kompleksą. Tu esi storas išsigimęs, tavo veidus nudegęs taip, kaip atrodo, tu būtų babuino šik. Šiaip dabar yra 12 valandų. Kodėl klausit, kodėl mes taip miegojom? Mantas vakar vakare montavo video ir šiandien ryte montavo video. Gavos 5-3 minutės, kad šį yra vienas ilgiausių video, jaučiu po Irako, ne? Jis man rodo, kaip vairuot, ne? It's okay, no problem. Ačiū, malonus žmonės. Geras šitas hotelis, žinokit. 4 žvaigždučių. Nežinau, ar mes kažką ten viduje filmavome, žinai, bet nusprendus man tai gyventi jau kaip ponai. Bliamas sakė, kad šiandien ryte bus su baterija, bet kažkaip nėra pas juos tas baterijas. Gal galvoja, kad neatvažiuosim? Mes nemelagiai, kas mes. Mums neleidžia, Allahas melos. Mechanikas sakė, dar 10 minučių ir atvažiuos. Jau žinok, mes čia apie 3 minučių stom. Agadyras laukia mūsų. Agadyr, toks rusiškas pavadinimas atrodo, ne? Agadyr. Agadyr. Čia rašė žmogus, kad vakuumas susidaro kartais bakelį, dėl to nes tarpinė prapusta variklio. Gal ir yra tieso, žinai, vis tiek važiuoja 1000 km, gal ir pabiški, žinai, eina. Jeigu tiek, čia tik tai įbėga, tai čia baikis. Galima važiuoti ir su prapuso turbūt tarpinė. Mes man diskutuojam, sakom, gerai, apdruk, tipo, nieks nepirks mašinas, kas vis tiek pirks už tokią sumą, žinai, gal kažkas už 10 dirhamų, žinai, paims, kas jau skaitasi nupirkt. Mes nevažiuojam praturtėti, mes bandom tiesiog išvežti į Afriką, kad šitas lygų maišas daugiau lietuvėlės nepasiektų. Tokia pati, ne? Exact. Exactly, yeah.
Ai, žinai, neužpilti ją? Okei. Štukę 200. Tai duosim doleriais ir dirhamais. Viskas ant ranko. Taip turi būti, reiškis. Viskas, susitvarkėm, ką reikėjo, važiuojame į Agadyrą. Mačiau komentaras rašė, nusiplaukit tos šūdus nuo lango. Šiandien važiuosim mokamais keliais, nevažiuosim kaimukais, nes mes dabar turim 7 valandos kelio ir reikia mums dabar už 2 dienas biškį pravažiuoti. Mažiau stabtelimų bus, bet daugiau bus iš mašinos. Pažiūrėkit, kaip jie 5G stulpus paslėpė, pavertė tiesiog palmę ir jų pilna. Tai tos varšas šalės nusprendė tokį dalyką daryti, kad davai, mes negalim bent jau atsilikti ant interneto, dėl to daug 5G tiesiog pridėjo, nes vis tiek žino, kad internetas yra ateitis. Čia ne mano faktas, aš iš internetas, iš Wikipedijos. Wikipedija geriausias informacijos šaltinis. Wikipedija, Ragelskis, taigi mūsų prezidentus Vaitkus, į Tratus, į Arlauskus, taigi mūsų informaciniai šaltiniai patys geriausi. A kogi ne. Taigi tautos žmonės, jiegi už paprastą žmogų, ne už elitę, jiegi ne už stonkų, tikrai jau. Žmonės mėgsta švęst, šventės visokias, į Kalėdas, į Nauji metai, į gegužės 9 dieną, kogi ne, o kogi šitų dienų praleis. Vienas generolas Rusijai, visi, žinai, kaip gegužės 9 dieną šventė pergalės dieną, prigėrė, nes kaipgi neprigersi tokį dieną, namo, galvoja, mišt nori, mišiu ant laiptinės, aš generolus aukščiausios klasės, myža ir ėjęs ant technikas pro šalį. Sako, čia myžė, pys pendelių šiandien spyrė ir nusvardė nuo laiptų, iškvietė greitojų kažkas jau, 2 dienas dar tą myžinį palaikė ligoninį ir nabagas nutvėsė. Burger šmurger buvo, kaip aš pavadinsiu jam. Burger šmurger nuo laiptų generolas. Važiuojame ir mes dabar burger šmurger suvalyti. Važiuojam burger šmurger suvalyti. Kaip, įmam kuprinės, juodą ar neįmam? Atsimenu. Gal neįmam. Tikas iš dušų langą. Pasiėmėm vieną wrapą, Big Tasty ir Coca-Cola Medium. Viską sumokėjom 14 eurų. 14 eurų ir 14 centų. Tradicinis afrikiečių maistas čia vadinasi. Kodėl nepavalot kažkokią normalią virtuvį? Nes dabar biškint skubėjimo es. O kartais jų aptarnavimas užtrunka ilgiau negu tikėtas. Kaip ir akumuliatorio keitimas. 2 valandas. Čia kaip su Lenkija. Porą dienų davė pailsėt, tada turi atmuštą dienas. Bet ilgai čia tas sustajimas gavosi. Valandą laiko vis tiek. Ilgai marūdė, žinai. Dabar ilgai ir nuobodžiai. Bus daug gražių vaizdų iš autostrados. Važiuojam link Agadyrą. O rytoj vėl palėta. Mes vieną video nemontuosim tik iš autostrados. Mes vienų biškį prikaupsim. Ir tada. Vam! Vačiuos avis veža mašiną, pažiūrėkit. Kiek veža šiaudų. O čia jau tikrai veža šiaudus. Visą laiką jie daugiau biškį prikrauna. Ne biškį, sakyčiau.
Atvažiavom į Anizi Tower hotelį. Pažiūrėk, kokį didumą. Blokai suskirstytas. Blok B, blok D, blok E, blok Z. Sumokėjom 7 eurus už 4 žvaigždučių viešbutį. Galim sau leisti. 4,80, tai kaip mūsų su Mantu 12 tilptų, amerikonai 2 tilptų. Nu, kvapas nelabai man patinka. Stalas, koks tavo huienas. Susakėm single bed. Nu ką, miegosim susiglaudę, žinau. Sakė single bed, grinai. Sakau, man siūs single bed. Šitokia dar nupėtskata, pažiūrė, 4 žvaigždučių. Matai, čia su kulnais buvo užlipta. Dar netokiam šūdė esam miegoj. Stalas, tai kurgičių kaip karleonė būsė. Tualetas. Labai nepatogai šitas šikt. Labai reikia pirštis smarkiai patada. Įtrint visą vandenį sumaišai. Ir tada įsitrina. Tai irgi 2 tualetus turim. Vienas gali čia, kitas čia. Ką turim? Sausainius. Ten iš atsisėsta prieš šiktą kamp. Staktą. Pristraukimo mas, kad daryt buvo. Ai, nu aišku, sunku pristūti ant plytelės staktą. Ką čia dar mes čia turim, kas mums įdomu, tokiem prakūtusiam kaimiečiam. Mikrobangė labai keista. Turim balkoną, kažkaip atsidarantį. O, eik tu na, čia kaip akmenit, atstumt. Kaip ponai mes gyvenam. Agadyras mūsų amtė kaptinau. 2 youtuberiai užvaldė Agadyrą. Kai šitas viešbutis, jau geriau miške miegau. Garsų, dafiga. Aš nežinau, tikrai yra žiūrovų pas mus, kurie taip daro. Ir naktį išvažiuoja su savo mašina, kur yra duslintuvas toks padarytas, kad ten spraginėja, važinėja, žinai. Ir net ne Allah Akbar spraginėja, tiesiog mašina, žinai, važiuoja. Aš tokių žmonių nekenčiu, sorry. Nu, tipo, kam? Nu, taip suprantu, važiuoji, tu nelyg kažkur pašaudai biškį, žinai, gal ten kažkam įdomu tas dalykas, žinai. Naktį. Nemiga man užėjo didžiausia. Kažkaip langai nepadaryti normaliai. Aš jautrus garsam tokiem. Atrodo, kodėl? Važiuosim dabar biškį taip durnai, nes vakar vakare neįman buvo nužiūrėti tą vietą, būtų tamsu buvo kaip šiknoj, būtume nieką nematę, mėginam nužiūrėti kanjonus. Ir tai gaunas, kad mes valandą laiką važiuojam atgal tuo keliu, kur vakar atvažiavom. Bet nieko nepadarysim. Kartais reikia vieną žingsnį atgal padaryti. Žmonės klausia, su kuo mes filmuojam. Handycam Sony AX53. Mes tokias turim 2 kameras. Šiaip buvo pirmukas, tai AX33. Labai geras zoomas. Šitas zoomas yra lėtas, bet geras zoomas. Ana kamera turi greitesnį zoomą, kas labai įdomu. Tai labai staigiai gali kaip per The Office filmavimą daryti tokį staigų veidą pritraukimą, bet labai prastas fokusas būdavo. O šita kamera dar dabar yra top 10 camcorderį. Su šita kamera tau nereikia eiti iki objektą, tu gali prisizoominti. Iškart vitaminų pilna. Čia tai tu matysi, jau paradaisas tas. What? Čia lušnynas, ne paradaisas. Kaip jie moka viską sufeikinti, kad čia žiūrė gerai atrodo. Nueinam, pažiūrėsim. Čia tie fotografai, influenceriai iš tikrųjų sukelia tokios nuotraukas, niekad realybės nekelia. Kad tik šiukšlė, žinai, patraukia, kad nebūtų, oi, čia reikia gražiai parodyti. A po to kiti atvažiuoja, tai mes, žinai, kur galvom, o, čia žiauriai atrodysim kaip ponai. Blema, kad žinok, mes čia esam buvę, man. Mesgi čia sėdėjom šitoj kavinį, ne? Gal panašiai tiesiog. Gal visas panašus dalykas.
Va čia sėdėjom. Kaip mes atvažiavome tą pačią. Realiai, žinokit, net nesuvokėm, kad atvažiavome tą pačią vietą, kur važiavom prieš 2 metus, kokius, ne? Mes čia sėdėjom šitoje, ne vietą. Bet dabar maskis man iš sezonas, matai, kiek žmonių? Mes kai buvom, vieni buvom atėję. Turėjo būti mėlynas vanduo. Turėjo būti mėlynas, gražus vanduo, kaip mano akis. Žydros, gražios, kaip Ragnar Lothbrok. Kurgi tokia, aš tokia, klimpinė, tai nelipsi, žinau. Ką žinau, gali maudytis, jeigu nori. Žaveliokai plaukia, tai reiškia, galima maudytis. Ne, aš nenoriu, man tai čia Indija primena biškį. Nu tai buvo. Aš geriau savo grevį kaime maudyčius, negu čia. Nežinau, per kamerą taip atrodo, bet čia išlikščiau atrodo. Einam. Veltą 2 valandas išnaudotis. Nu, taip gražu, va čia, pavyzdžiui, pup kadras, toks, ne? Nu, jeigu važiuosi šeimą užvažiuokit, tai kas iš vaikui, tai čia maudys baigis. Mum jau, kur virš 30 metų, žinai, jau oda mūsų tokia, kur nebespėtų su tokiam infekcijom jaučiu kovoti. Ne, man čia grinai Indija biški priminė. Ir karvės girda, ir patys šį karšūdą nuplauna, ir dar valgy daras iš to pačio. Toks atrodo, kad aš norėjau nusimaudyti, kad būčiau švarus, bet realiai nusimaudęs aš jaučiuosi labiau purvinas. Pažiūrėk, skargo. Važiuojam, šiandien reikia dar daug nuvažiuoti. Važiuojam link Saharos dabar. Važiavom ilgai, sakam, degalinių maistą pavalgysim, bet degalinės pradėjo labai prastėti. Nebėra tokių degalinių, kad sustotum ir kavutės pasimtum. Jau prasideda toks įdomumas. Tai užvažiavom į šitą vietą, kur matys, kad daug yra kavinių. Pasiėmėm tą džinus, abu bus su vištiena. Žiūrėsim. Ir kapustus, ir balytis, pažiūrėkit, duona, kaip kalpokas. Kalpokas, grinai. Ragaujam su kaulu vištiena. Labai gardži, žinau. Manau, čia yra tikrasis džinas jau. Pagal tradicinį patiekalą, tai aš tokių bulvių nedėčiau, nes jos sugadina įbiškį vaizdą, ne? Šitą duoną jau tokia tikroji, sakyčiau, jų duona, žinok. Tikrai skanu valgyti su parsis ir su visu šitų mišiniu, kuris liko. Geresnis tadžinas, negu praeitą, kad valgiam. Nepamenu, ir buvom įmetę, ar ne, visiškai nebeatsimenu vietovių, bet čia buvo skaniausias man tadžinas, kokį valgiau. Gal ta duona geresnė. Ten mums baimė atpjavo paprastą duoną davė. 90 dirhamų sumokėjom, tai 9 eurai ir dar duonos gabalą gavo. Varam. Pasiruošę, viską turim nusipirkti. Užkišti. Nu, va čia tai būtų sunku palapinę pasistatyti. Vien akmenis, tarsi atrodo, kad būtų privežti akmenų su fūra, išpiltos, kad mes čia alio kelią statysim, bet ne, čia tiesiog labai akmeninga žemė. 5000 kilometrų pravažiuota. Per Europą gavosi 4000 beveik. Afrika jau gavosi 1000 kilometrų šitą mašiną įvykė. Aišku, turėjom sunkių dienų, vėlgi vieną dieną sudeginom, montavimui sudegino labai. Šiaip su man diskutuojam. Sam, gal kažkada kitą projektą padarytume, kad montuotume vėliau. Grįžtume iš kelionės, susimontuoji ir visą muziką gali susikrauti, ten ramiai jau viską pasidaryti, žinai. Bet žinot, kas yra? Nėra tokio gero grįžtumo ryšio iš komentatorių, iš pačių žiūrovų, nes dabar toks irgi, žinai, kur mes jau keliam vidiją ir jie jau keliauja kartu su mum gauna, žinai. Jie padeda mum kažką, dar kažką, žinai, toksai. Atrodo, tai, kad kartu keliauja. Biški mes laiką priekį esam, 1-2 dienas, bet vis tiek smagu žiūrėti. Šiaip norėčiau motovlogus pradėti kurti, nes aš motociklistas jau beveik 10 metų teisės turiu motociklą. Mes su Manta kartu laikėm teisę, pirmas mūsų brolis Rytis įsilaikė ir sakėm, Ryti, tu geriau nevažinėk, nes tavęs gyvo reikia visiems. Ir tada mes su Manta sakėm, išsilaikysim teisės ant mėsos.
atsiėmėm donorą kortelės, tai jeigu kažkam reikės, pavyzdžiui, nuo manęs kojos nagų, galėsit gauti. Šiaip turiu dar gerų žinių. Pamačiau, tiksliau mum atsiuntė žmogus, nulykino žinutės, slaptas, kurių negalima atskleisti, bet dar TV sugrįžta. Turime jį pasitikti, kad nenorėtų po to jis niekur išeit. Mes turi įsikelti ilgus video, gaus už tai pinigėlį ir tikrai galės būti tolimųjų reisų vairuotojas ir dar gauti iš YouTube'ės ir bus žiauriai gerai. Ir žinot, kas svarbiausia? Vaidas galės gerai išsimiegoti. Jeigu aš neįsimiegu, aš galiu fiziškai kažką veikti. Aš galiu tiesiog vaikščioti. Aš galiu tiesiog įjungti botą režimą, žinai, follow, paspaudžiu ir einu. Man toks tipo nuo PC pasidarau. Bet jeigu reikia bairuoti, man jau viskas, aš nebegaliu bairių nieką padaryti, žinai. Mano smegenis neveikia, aš jaučiu, kad man tvinkčia smegenis. Tai šiandien labai prastai miegau. Tas 2 valandų miegas pas mane buvo toksai irgi tyzinimas miego, žinai, atrodo, kad miegi, toks kelkis. Vėl, žinai, toks, atrodo, galvoju kažkas šneka. Bet čia viskas dėl to, nes atvažiavom vėlai ir dar aš pavalgiau prieš miegelį. Tada tie debilais mašinistais savo nupjautais duslintuvais, mopedininkai, skyras skraidantis pro langą, žinai. Karšta tada kaip šiknoja, žinai. Vilniui, Karoliniškas, kaip gyvendavau prie Laisvės prospektą, pastoviai atvažiuodavo kažkas ten su mašina, ten, žinai, toksai. Žinai, britininkas, taip, vieną kartą pralėkė, kitą kartą pralėkė litrinę britvą, tada 600 Hornetas, litrinę pravažiuoja, vėl greitoji pravažiuoja. Pay now? Yes. Okay. Here. Parking 10 dirham. Žinau, kaip anksčiau važiavom, tai mes net nežinom, ar mes iš tikrųjų mokam už parkingą. Tiesiog bet kas prieina 10 dirham. Net buvo mimas pas mus atsiradęs, kad jau patys mes pasivietins, einam iš karto irgi prašom 10 dirham. O juk tu na čia miestelis kažkoks pasidarė. Kiek masyvi, nežiūrint kameros persiteikia tas dalykas. Turėjo būti namukas kažkur va tokiai vietai, tai gal ten buvo kita dar arka. Vis dėlto čia yra namukas, matai, bet jau išgriautas gal, arba užverta, arba tiesiog sustumdė ir užpila, nes ant priekis buvo namuk, abiškai dar mats kliautas viršutinis. Važiuosim į Gelmę miestą, Tas miestas skaitosi kaip vartai į Sacharą. Nuo ten jau prasideda. Praktiškai paskutinis miestas, kuris jungia Sacharą ir Maroką. Ir pasižiūrėjau, kad nėra labai viešbučių, žinai, kad galėčiau labai ramiai miegoti. Tai pigus, bet tokia 5-6 tvarkingumo įvertinimas. Einam vandeniuką išmėginti. Giliai neįkiam, nes mama neleidžia. Oho, ledinis. Neįsimautis čia tikrai. O ne, pamirškit. Šiaip gera, bet toliau kiaušų lygio Nevaidas neįtų čia. Nu gerai, svarbu yra stalas montavimui.
Va. Čia bus staliukas. Dvi kėdės. Bliam, žinok, iš tikėjausi, prašiau, biški. Buvau jau išsigandęs. Čia vienintelis viešbutis kol kas, kuris buvo šitam mieste available. Žaislų, ginklų vaikamišką, kad vaikai būtų ruošimi psichologiškai karui. Einam iki bistro. Ten, man atrodo, žinok. Aš biškai tikėjausi, kad prastesnė miestelė, žinok. Mes realiai pasiėmėm į centrą, žinok, čia yra centras. Mes toks gyvybingas, gražus, sakyčiau, vienas gražesnis, nes žiūrėk, kur buvom atvažiavę tos, tarkim, į Agadyrą, ne? Nu, sausakimšus, nu, toksai bardakinas. Čia švaru. Žmonės paprastesni atrodo, tai būtų. Čia tik atvažiavęs į Anykščius, ne? Nu, labai kažkas tokia į mūsų kraštus, nes mes paprasti. Hello. Yra chicken, yra tacos. Also we have burgers. Nori burgerį šmurgerį? Burger. 2 chicken wraps. Yeah, okay, it's okay. Can we pay by card, no? No, we don't have it. Okay. 30 dirhamų kainuoja. Double vyčių gausim. Tai 100 dirhamų, 6 eurų už viską sumokėsim. Dovanų gavom pirmą kartą. Hello? Tai yra mis mums davė 2. Jeigu atvažiuosit į šitą vietą, šitą miestą, užsukit į Bistro Ali. Sponis. Gerai padarytas. Patoga dydžiai, labai patoga apžiūrėt. Your stockpile is full, my lord. Šiandien darom klaidos. Šiandien valgam 7 val. Vakare. Kad aš košmarų nesapnuočiau. Nes už dieną aš turiu kovot su karščiu, su lėkimu, su mašinos gedimais. Ir naktį aš turiu kovot. Su pabaisam sakiom. Aš tik užmiegu jau ramu padarą, man zar iš lovos iškrenta. Iš lovos išdrip, nu... Paklausiu, tu vėl iš lovos iškritai? Gal tam rimtai prieš savaitę buvau iškritęs iš lovos? Iš lovos iškrito. Ne kaip žmogui pasakyti. Paspauskit like, paspauskit subscribe, pasidalinkit su draugais ir laukit kitų video. Ate. Kitų video sakiau, net šito pačio.